triukui. Viskas. Mūsų rezultatas ChatGPT yra 1-1. Spėkite į komentarus, kas laimės, aš ar ChatGPT. Mūsų sekantis triukas yra kiklės. Labai lengvas. Šiaip jo pilnas vadinasi yra kiklės rewind. Dauguma gal nežino, bet visi vadina kiklės. Tai aš padarysiu flat. Viskas. 2-1. Šis buvo lengvas. Mūsų sekantis triukas yra finger whip to heel whip. Finger, heel. Ok. Aš nežinau, jau seniai nedaręs. Pasitengsiu iš karto padaryti. Gerai, iš karto finger rewind. Prašau, first try. Finger. Nice. Skaičiai, bet padariau. Žiūrim, koks mūsų sekantis triukas. Double whip rewind. Gerai, double whipas ir heelas. Nu, turbūt vėl padarysiu flautą, nes daug kažkur kitur nelabai norisi rizikuoti. Gal first try? Yes. Nice. Man atrodo, ChatGPT nemoka sunkių man triukų kolint. Žiūrim mūsų sekantį triuką. Bar, heel, rewind. Tas pats, kas bar whip rewind, tik bar heel rewind. Aš nežinau, ar šitas bus lengviau ar sunkiau. Tas bus sunkesnis. Nesvarbu.